Labą dieną, gerbiami kolegos. Šiandien turėsime neeilinį video. Įdėsiu jį ne kaip visada sekmadienį, o vidury savaitės. Ir tema bus tokia, čia bus toks daugiau informacinis profsąjungiečiam, kurie nori įstoti profsąjungą. Tai tiesiog pastaruoju metu nemažai paklausimų ir raštų, ir telefonų skambina žmonės, kurie teiraujasi dėl įstojimo į profsąjungą, kokios sąlygos ir kokios garantijos. Tai labai sudėtinga atsakyti tą pačią dieną, gali atsitikti, kad ir po 3-4 dienų tik tai išeina galimybė atsakyti. Tai šiuo tikslu įrašysiu video ir tokiems žmonėms, kurie teiraujasi apie įstojimą, apie ten sąlygas, tai tiesiog duosiu tokią informaciją, kad yra YouTube tokia laida, gali žmogus pažiūrėti ir jisai tiesiog jau turės bendrą vaizdą, kas yra profsąjunga ir su kuo jinai valdoma. Tai tada trumpai papasakosiu, kokios yra galimybės įstoti į profsąjungą. Dabar jeigu įmonėse, kur nėra kolektyvinės sutarties ir aplamai nėra profsąjungos, tai iš tikrųjų, jeigu yra didesnė įmonė, tai ten reikėtų verta įkurti profsąjungą, teisėtai užregistruoti, kad būtų ne ten 2-3 žmonės, o pagal profsąjungų įstatymą ir pagal darbo kodeksą galiojantį, kad pavyzdžiui būtų išpildytos 3 būtinosios sąlygos tokios. Pavyzdžiui, jeigu įmonė didelė, ten jau skaitysim, kad virš 200, jau čia didžiulės įmonės, ten 500, 1000, tai tokios įmonė reikėtų mažiausiai 220 žmonių surinkti. Ir jau tada gali būti įkurta teisėtai profsąjunga, kuri bus darbdavio lygmenį, bus registruota ir nieks negalės prisikabinti, kad kažkas tai neteisėtai. Dabar kalbėsime apie įmonės, kur mažiau negu 200 žmonių, tai kaip pavyzdys būtų, daleiskim, įmonė 180 žmonių. Tai 20 žmonių irgi labai super, bet jau sudėtingiau surinkti. Ir būtų lengviau 1/10, tai būtų 18 žmonių užtektų, kad vėlgi profsąjunga būtų įkurta teisėtai ir pagal visus teisės aktų reikalavimus. Tai va, čia antras variantas. Trečias variantas yra, kad profsąjunga gali būti įkurta, bet joje negali būti mažiau negu 3 nariai. Tai va, tai šita trečia sąlyga galioja tik tai labai mažom įmonėm, daleiskim kaip taisyklė jau kur 30 ar mažiau žmonių. Nes jeigu būtų 35 žmonės, vis tiek reikia 3,5 žmogaus, tai reiškia 4 nemažiau, o jeigu jau 30 yra, tai 1/10 3 nariai, jeigu mažiau, tai tada, kaip sakyti, jeigu 20 ir 25 žmonės, tai 1/10 būtų 2,5, tai vis tiek turėtų būti 3 žmonės. Tai va, šitoje vietoje jau tokia taisyklė. Ir irgi, jeigu net ir 10 žmonių, ar ten 7 net žmonės yra kokia mažoji bendrija, vis tiek įmanoma įkurti, jeigu bus 3 darbuotojai. Tai va, aišku, čia jau bus tokių, pavyzdžiui, kaip maža įmonė 7 žmonės, ir reikia 3, tai čia beveik pusė, bet esmė, kad 3 profsąjungos nariai gali būti. Tai va, šitoje vietoje tokios taisyklės. Dabar kas negali arba nėra galimybės suburtis į profsąjungą, tiesiog yra tokie variantai, kad daleiskim, kažkur tai galima prie šakos prisijungti, bet jeigu ne profsąjunga, pavienius narius labai sudėtinga kažkur tai tiesiog, rasti vietą. Tai vat 23 metais buvo sukurta teritorinė profesinė sąjunga, Vilniaus dirbančiųjų profesinė sąjunga Solidarumas, kurią aš vadovauju. Tai ten mes labai paprastesniam sąlygom galim priimti narius ir kad juos apginti ir kažką tai padėti. Tai va, dėl migrantų, tai mes iš visų regionų paėmam, aplamai, kas dirba Lietuvoje, tai galime imti visus migrantus. Dėl Lietuvos piliečių mes, kaip ir kalbėjom, kad Vilniaus regione, bet jau pradedam taikyti praktiką, kad irgi iš kitų regionų įmam, nes nėra kur tiesiog žmonėm, nėra galimybių kažkur tai prisijungtis, tai va ten, leiskim, yra iš tikrųjų kažkokių tai neeilinių problemų. Ir žmogus sustoja ir mes bandom padėti. Aš pats asmeniškai atstovauju ginčų komisijose. Tai ten sąlygos yra, tokios, kad 10 eurų nario mokestis mėnesinis, jisai visiems darbuotojams. Tačiau buvo problema porą metų, kad žmonės praktiškai nemoka to nario mokesčio, 1-2 mėnesius sumoka, po to nemoka, kad ten pamiršau, negalėjau, neturėjau, tai visokių yra pasiteisinimų. Tai dabar priimtas sprendimas, jeigu žmogus nori iš tikrųjų
kuris nori, kad jo teisės būtų apgintos ir jau yra kažkokių tai tikrai, kad ateity ten, nežinau, už pusmetį kokį nors gali būti byla ar bus atleidimas, tai tiesiog mes susitarėm taip, kad darbuotojas moka nario mokestį metinį 120 eurų ir tas nario mokestis, įstojimas galioja lygiai metus. Tai va, per tą metų laikotarpį ir byla gali pasibaigti jau, aš kalbu apie darbo ginčų komisiją, jeigu bylos iškeliauja į teismą, tai ten daugiausiai jau advokatai turėtų dalyvauti. Apie tai mes visada su savo nariais kalbam. Tai va, tai tokia situacija. Dabar dar irgi, jeigu kažkur tai profsąjunga negali būti kurta, irgi ten nedidelė įmonė, arba gal ir didelė, nėra, neįmanoma surinkti žmonių, ten pavyzdžiui, 1/10 arba 20 žmonių. Vis tiek galima įkurti padalinį. Tai vat, jeigu padalinį ten įkūrus padalinį, tai irgi ten kokie 3 nariai, 4 nariai jau gali. Tiesiog būtų padalinys solidarumo profesinės sąjungos, kuri pasirašė nacionalinį kolektyvinį sutartį. Į tą nacionalinį kolektyvinį sutartis jau galiotų tokiems darbuotojams. Jeigu čia būtų įmonė, kuri tikrai iš valstybės biudžeto, kaip sakyti, nemaitinama, bet, gauna atlyginimus žmonės, jau kompensuoja viską valstybė, tai ten yra tikrai gerų garantijų, ten yra prie atostogų, ten 5 ar 7 net dienos, yra garantijų irgi pilna ten dėl drausminės atsakomybės, tai vis tiek turėtų dalyvauti profesinės sąjungos organo narys, arba ten kažkoks tai, kuris atstovauja darbuotojus tyrime. Tai čia geras labai dalykas, bet ir galioja ta nacionalinė kolektyvinė sutartis įmonėms, kurie netiesiogiai iš valstybinės pinigų gyvena ten, tokiam įmonėms, kad Lietuvos geležinkeliai irgi taikoma dalinai ta nacionalinė kaip Grinda ir tokios bendrovės, kur iš patys uždirba, bet ir, kaip sakyt, vis tiek galioja tam tikrą apimtimi. Aišku, jau mes apie privatininkus, jeigu kalbėsim, tai privačiam sektoriui tai šitą negalioja, bet vis tiek labai didžiulis sektorius tai valstybės ir tokia dalinai iš valstybinės, kur įmonės, tai tikrai nacionalinės kolektyvinės sutartis galioja. Tai va, dėl šito žmonės tikrai gali galvoti, jeigu bus kažkokių tai žmonių, kurie domėsis profsąjungą, tai visiems aišku sakysiu ir prašysiu ten, kad man siunčia informaciją, ar tiesiogiai siūsti nuorodą, pavyzdžiui, šio video, kad žmonės tiesiog galėtų jau matyti bendrą tokį foną, kas tai yra ir aplamai kokios sąlygos ir tiesiog jau tada derinti dėl įstojimo, neužduodant ten kažkokių tai papildomų klausimų. Tai galbūt dėl šitos profsąjunginės veiklos ir organizavimo dalykų, tai galbūt šiandien tiek. Tai visiems gražios dienos, kolegos.